regioniniam parke, tai didžiausias regioninis parkas Lietuvoje, kuriame yra 285 ežerai, 30 upių, upeliukų, tai čia apie ratuką galėtume 6 iš jų netgi suskaičiuoti. Mums prieš akis Saulės sistemos akmenų ratas, gražiai vadinam lietuviškuoju Stonehedžu, nes kaip ir Anglijoje Stonehedžo skersmuo 30 metrų saulutės yra. Pavyzdžiui, akmuo centre iš Klaipėdos 32 tonas netgi sveria. Galim matyti planetą Jupiterį 3 metrų skersmen, štai ten tolėliau dešiniau. Per vidurį tolėliau planeta Uranas 1,26 m, dešinėje pusėje arti Saulės planeta Venera 27 cm ir priekyje per vidurį 15 cm Marsas. Tai dydį mes galim padaryti proporcingą Saulės sistemos dydžiams visų planetų modelių, tačiau negalim atstumo atidėti proporcingai. Tai visi einam ratuką paskui matyti, aišku. Tai Molėtų observatorijoje yra didžiausias Lietuvoje teleskopas 1,65 cm. Tai jeigu kada plaukiojat valtele ir pažvelgia žemyn, bandėt įsivaizduoti, kaipgi atrodytų dugnas, jeigu taip giliai galėtume matyti. Tai pažvelgia štai čia žemyn link tų mažų akmenėlių, galėtume įsivaizduoti, kad tai yra gilužio dugnas. Nes pakilom 30 metrų į 10-11 aukštą kažkur. Pati Kaldinių kalva, ant kurios stovi muziejus, yra 200 metrų virš jūros lygio. Na, taipogi matom Jono Šimonėlio stiklo ir akmens skulptūras ir štai už Trinktinę ežerėlę, kalva augusi mišku, tai Žulionių piliakalnis. Tai ateityje planuojam virš šio stiklinio kupolo dar atvirą geležinę apžvalgos aikštelę su galingais binokuliais, tam, kad galėtume iš arčiau pasigrožėti po mūsų regioninių parkų, nes į tą pusę gerom oro sąlygom kaip šiandien galėtume matyti iki 20 km, į tą pusę galbūt net iki 30. Pasveikinam visi Norą su gimtadieniu. Paspaudžiam ranką, mergaitės. Spaudžiam, spaudžiam, spaudžiam. Spaudžiam, spaudžiam, spaudžiam. Visi pasveikiname su gimtadieniu Norą.